Labas, mėlyjei. Šiandieną nutariau susukti filmuką apie gražuolį Akai GX77. Matot, koks jisai dabar yra. Šiandien gavau jisai ir bandysim jį, dabar aš noriu jums parodyti, kaip jisai atrodo ir kaip po restauracijos jisai atrodys. Pamatysit, dabar jisai toksai yra labai pavargęs. Purvinas, apleistas, neveikiantis, nors kai kurios funkcijos veikianti yra, pavyzdžiui, prasukimai veikia į vieną pusę, pritraukia, suka, į kitą pusę traukia, prisuka, bet šitas pakeltas pagrindinis juostas įtempiantis valas nenusileidžia. Yra pastrigęs, kaip ir visuose. Praktiškai aš kiek čia jų turėjau, niekada jie nebuvo nepastrigę. Tepalai sudžiūna ir neleidžia tenais junginėtis. Viduje yra ten toksai, kaip sakant, vožtuvėlis ir nieko neleidžia. Tai va, čia va, matot, jisai yra. Nėra jo čia dangčio priekinė, kuris komplektacija nėra, nu toksai va, paprastai. Ir noriu jums parodyti, kaip jis atrodo, iš arčiau gal. Purvinas, matot, koksai. Matot, kaip viršus. Čia va irgi nematau, kad truputį čia suku. Ne visai, nematau vien žodžiu, bet matysit. Nu. Tai va, toksai labai jau murziukas. Mes jį bandysim atvalyti, nušveisti, nupoliruoti, kur ką ten dangtį ko gero reikės dažyti, perdažyti, špakliuoti. Tai va, kas galvoja, kad čia yra labai jau lengva tenais, lengvi pinigai pasidaryti tenais, pabandykit nusipirkti. Jį padaryti, kad jis būtų gražuolis. Tai va, tiek ir norėjau aš jums čia jau parodyti. Va. Kaip ir paskui parodysiu, kaip, nežinau, dar sugalvosiu, gal parodysiu, kaip restauruoti reikia, kaip jis atrodo, ką ten reikia daryti, kur daryti, gal ir taip parodysiu. Nors aš gal anksčiau esu ten idėjas ten apie 7.7, ten kaip ten reikia kažką tai taisyti, bet gal aš, vienu žodžiu, ar parodysiu pas produktą, kai jau padarysiu, kaip atrodo jisai po restauracijos. Arba gal eigoje parodysiu, kaip reikia jį tenais nuvalyti, kuom valyti, ką daryti. Tai va. Gal irgi jums bus įdomu. Gal jūs irgi turit kažkokių problemų su savo aparatūra, kaip žinote, su laiku jos apsineša, praranda savo žavesį, spindesį. Tai va. Ir bandysim prikelti šitą daikčiuką ir kažkam tai atiteks šis gražuolis. Tai va, tai tiek ir norėjau. Laukiam kitų vaizdų.